pakvietė į gimtadienį. Buvo keista, kad ten pristatė, man supažindino su tariamu Landsbergio sargybiniu, kuris girtas buvo ir rankose laikė, ten tvarkė pistoletą, kuris buvo užtaisytas ne kulikomis, o šratais. O paskui mes išėjom į lauką pavaikščioti, viskas, ir dabar už stalo sėdo žmonės visi nepažįstami. Nepažįstami žmonės, veidai nesimpatiški. Ten turbūt buvo, greičiausia buvo, jis greičiausia šovė į mane, jo uošvis, irgi Gediminas Bagdonas. Manau, kad jis čia šovė, bet ir jie prie stalo pakvietė mane, reiškia, čia prie stalo, ir prie stalo buvo dar Lygos atstovė, prie stalo išgėrėm tik gal porą stikliukų, kažkodėl taip keista, tuoj pat padarysim pertrauką, ir jie visi išėjo į kitą kambarį, manęs nekvietė, mes su ta Lygos narė sėdėjom jinai sėdėjo ant sofos, o aš laikiau ant jos peties ranką, o šitą tada nelaikiau, bet kai jinai bėgėjo, tai aš nelaikiau. Bėgiojo jo žmona, na, taip jau to Šiaulės tautelių pagal veidą atstovė, kadangi pats Bagdonas Leningradė baigė KGB mokyklą ir tenai vedė moterį, ne rusų tautybės, aišku, pagal veidą jos, vedė su dukra, ją įdukrino. Ir paskiau ją išmokė čekistinių visų metodų. Tenai lakstė visą laiką, tvarkė, būktai mes grįšim čia, nešiojo valgius visus, tvarkė vieną išą, kitą nešą. Na ir dabar paskiau, dabar jau supratau, jau vien gerokai vėliau, kad jinai žiūrėjo kokioj pozoj, kaip į mane šauta. Ir jinai išlėkė, tuo laiku aš laikiau šitą ranką ant pečių, jinai sėdėjo ant sofos, aš stovėjau ir laikiau ranką. Ir driokstelėjo šūvis, ir aš nesusigaudžiau, griebė tą, sako, 3 ar 5 šratai. Bet aš nesusigaudžiau, įlėkė paskiau Jankus, oi Dieve, čia bus dabar Landsbergį čia neapkaltinti, čiagi jo sakymis, niekam nekalbėkit, greitą pagalbą iškviečiau. Bet aš jau nesusirientavau, kodėl aš nepaklausiau, kur yra greitoji pagalba, kodėl visi išlakstė. Ir aš pats neprisimenu, kaip aš atsidūriau Vilniuje. Bet man niekam nekilo įtarimas, kad tai gali būti pasikeisinimas. Ir paskiau po 6,5 metų patekau į tokią patį prie spaudos rūmų į autoavariją. Sūnus vežė mane Peugeot savo mašiną ir iš pirmą eilę važiavom, o iš trečios eilės kirto lengvoji mašina. Ir kirto į tą vietą, kur aš sėdėjau. Aš sėdėjau ne prie sūnaus, bet sėdėjau tenai. Ir kaip kirto, tai man čia baisus smūgis, bet aš, aišku, turbūt jau buvau be sąmonės, bet aš lakščiau dar viską, nejaučiau kviesti, reiškia, policiją čianai, iškvietė greitą pagalbą, atvažiavo policija greitą pagalbą ir prie toj pagalbą pamatavo 220 ant 120 ir uždarė į tavo buvusią tarybinę ligoninę, Jokūbo ligoninę. Ten manęs neišgydė ir tada aš labai blogai jaučiausi, išrašė mane ir paskiau paskambinau draugai į Santariškės ir ačiū jam gydytojui Antanui Vinkui. Jisai davė atskirą man palatą, televizorių ir aš turėjau laiko galvoti, priėjau išvadą, kad tai buvo pasikeisinimas. Ir tada, ir dabar. Tenai nepavyko tai avarija. Na ir parašiau laišką generaliniai prokuratūrai, kad ištirtų. Na ir paskiau jie įsijokė, pats kaltas, kad aš čia nuvažiavęs Kaune parodymus daviau, kad sakau, nebūtina, bet kad žinotumėt. O kas įsijokė iš prokuratūros? Kauno diena. Korespondentė, aš turiu tuos straipsnius ir viską. Ir viskas tai pasibaigė. Paskiau aš rašiau spaudoje rašiau, viskas labai buvo iškviesti, liūdino Šuškauskui, melavo,
tenai, kad nebuvo niekada Terleckas tenai atėjęs pas juos irgi. Šustauskas melavo. Šustauskas ir jo draugas, reiškia, Gediminas Jankus.